Ok, sveiki. Nedingęs, buvau užsirakinęs namuose, filmavau video ir kažkaip tai nusprendžiau pasidalinti, kaip sekasi. Tai nemontuosiu šito video, kelsiu kaip yra, tai kam yra įdomu, prašau žiūrėkit. Kam yra įdomus organic dropshippingas ir tai kaip man sekas. Tai kas mane stebėjo, pirmus 2 vlogus aš įkėliau, 3 pradėjau montuot, bet nustojau dėl to, kad nusipirkau mokymus ir supratau, kad noriu visą laiką skirti mokymams. Tai nusipirkau Michael Bernstein naujokų kursą, norėjau iš pradžių normalų imti, bet ten man pasakė apie 3 štukas, galvoju, kol kas neturiu galimybės investuoti tokių pinigų. Ir po keletą savaičių man tiesiog pasiūlė naujokų kursą, galvoju, gerai, 500 eurų, let's go. Tai galvoju, gera investicija. Ir užsirakinau nuo to laiko, pradėjau filmuoti, užsisakiau daug produktų ir šiandien noriu pakalbėti apie skaičius. Tai šiandien yra 109 diena, kai aš darau šitą reikalą ir per 109 dienas aš išleidau štuką 995 eurus. Beveik, skaitom štuką eurų išleidau, kiek uždirbau, tai uždirbau 200. Iš visų salesų, turėjau 4 ar 5 salesus, tai uždirbau 200 eurų. Tai yra revenue, čia dar ne profitas. Profito nepasakysiu, nes nežinau, reikės skaičiuoti, nenoriu skaičiuoti dabar, nes ir taip prasidės tas montavimas ir žodžiu. Grubiai tariant, galim sakyti, kad 100 PM pasidariau profito. Ir sėdžiu minuse, bet nežinau, nuėjau šią savaitę viral. Tai pirmas mano produktas, tai yra vienas iš mano produktų, kurį dabar filmuoju, surinko apie 300K TikTok'e ir 0 konversijos. What the fuck, nežinau. Žodžiu, nežinau, kaip TikTokas veikia, bandau dar gilintis žiūrėti, nes mano views pagrindė nuėjo į Other ir Romania. Tai, nežinau, turėjau sessions Shopify, bet ne per daugiausiai. Ir dėl to negavau sales. Ir tada mano sekantis produktas. Sekundėlę. Taip, kad man netrukdytum. Tai mano sekantis produktas šią savaitę surinko ne štuką, o 1 milijoną. Tai turėčiau turėti daug pinigų, bet zero sales, motherfucker. Ir esmė tame, kad nežinau, ar šis produktas gerai konvertuoja, negerai konvertuoja. Negaliu nieko pasakyti, bet esmė tame, kad turėjau sessions ir turėjau Shopify abandoned carts, jei taip tariu. Ir nežinau, aš dariau test orderius, viskas lyg veikia, tai tik tais 3 iš milijono peržiūrų. Tai galvoju, šūdina auditorija. Plius, kiek man sakė, kad TikTokas ne per geriausiai konvertina iš visų platformų. Tai dabar mano tikslas bus labiau koncentruotis į Instagramą ir bandyti nueiti ten viral. Instagrame maksimum buvau surinkęs 3-5 štukas, ne per daugiausiai. Tai jo. Šiaip būna dienų, davai pakalbam, kiek aš laiko skiriu šitam. Mėgstu skaičius, tai
galiu parodyti ekraną. Sakau, savo visą laiką. Tai čia matot, yra tiek valandų, skaitant nuo 1 January iki 16 May. Tai yra šiandienos dienos. 280 valandų. Per 3 mėnesius galvoju, skiriu daug laiko, labai daug laiko, bet aišku galėčiau skirti daugiau. Tai, nuvažiuoja tą kamerą. Tai, norėčiau skirti daugiau laiko, bet ir taip skiriu apie 4 valandas per dieną šią savaitę. Tai mažiau dėl to, kad biškį esu nusivylęs, galvoju, kad bus peržiūrų, bus pinigų, gavau peržiūrų, negavau pinigų. Ne dėl pinigų viską darau, bet norėtųsi jau nors į pliusą išeit, nes kol kas tai minusai sėdžiu. Reikės daugiau koncentruotis į video kūrybą. Papostinau apie 100 PM video, tai good result, I think, bet vis tiek, man atrodo, daug spragų yra content creatione ir galvoju, reikia pasimokyti biškį, kaip kurt contentą iš ne dropshipperių, kurie kuria contentą, bet iš žmonių, kurie kuria social media contentą, kad žinot, kaip kabint, kaip daryti, nes nesinori kopijuoti to, ką daro dropshipperiai pagrinde, nes, nežinau, tas formatas toks nelabai kartais įtraukiantis, norėtųsi kažkokių storyline'ų, kurt tokio organic contento. Tai nežinau, kaip su to eisis, bandysiu tikriausiai dalint, žiūrėt, tai yra dalint, filmuot organic, formato, Tai galvoju, kad splitinsiu, bandysiu filmuot labiau organic contentą ir kažkokius konceptus dropshipperių daryt ir žiūrėt, kaip eisis. Tai tokios naujienos, jei kas esat naujas, pažiūrėkit praeitus video, suprasit apie ką čia, bet norėtųsi turėti daugiau laiko dienoj, tai yra paroj, nes kartais 2-4 valandų neužtenka. Aišku, šurmaliauju kartais, bet reiks su to kažką padaryti. Tai profito visiems ir iki kito karto. Paskui, paka.